Penkeriomis rungtynėmis startavo 14 Lietuvos studentų krepšinio lygos sezonas. Pirmame mače Vilniaus pedagoginio universiteto krepšininkai savo aikštelėje 99-78 įveikė Lietuvos kūno kultūros akademijos atstovus. Vilniečiai didžiąją pertrauką išėjo turėdami dviženklę persvarą 47-37, tačiau trečiame kėlinyje LKK lipo ant kulnų ir vienu metu buvo priartėję net iki 2 taškų 58-60. VPU krepšininkai įspūdingai sužaidė paskutinį kėlinį 31-17 ir šventė užtikrintą pergalę. Nugalėtojams Remigijus Sugintas pelnė 25 taškus ir atkovojo 9 kamuolius. LKK Raimundas Matutis ir Šarūnas Vingelis įmetė po 20 taškų. Šiandien ta pergalė iškovota, bet labai klaidų daug darėm. Žinot, visi daug vyrų žaidžia kitose klubuose. Ir matosi, kad po savaitgalio truputį jėgų kai kam trūks, bet visus 11 išnaudojam, taip kad normaliai, neturėjo pavardį. Norėčiau, kad prizininkas būtų vis tiek. O kaip ten gausis bus, pamatysim. Sezoną mes praeitą neblogai užbaigėm. 3 ir Seilio antri, Seilo žaidynėse antri buvom. Tai tokia kažkur tai. Bet visos nori to prizininkų tapti, taip ir čia. Sunku pasakyti. Antrame sostinėje vykusiame mače Mykolo Riomerio universiteto krepšininkai namuose atkakliai priešinosi, tačiau turėjo pripažinti svečių iš Šiaulių universiteto pranašumą 78-87. Šiaulių universiteto komandai daugiausiai 19 taškų pelnė Julius Jucikas, 18 pridėjo Tautvydas Tankūnas. Marų ekipai 23 taškus pelnė Arvydas Gydra, 22 Šarūnas Kulevičius, 17 Gediminas Žylė. Kaip ir kiekvienais metais keliam aukščiausius reikalavimus. Sportas toks dalykas arba sritis, kur kiekvienos rungtynės yra pačios svarbiausios, pačios gražiausios, pačios smagiausios, taip kad ir šiais metais tik tai patys aukščiausi tikslai. O taip, aišku, dar fortūna labai svarbu, jeigu jinai dar mums padės, vadinasi. Realiai mes galvotumėm, kad vis tiek dėl medalių turėtumėm kovoti. Komanda liks sukomplektuota neblogai, pagrindą sudaro Perlas Mrų, žaidžiančius NKL komandos žaidėjai, taip kad turime vilčių gerai sustartuoti šiose pirmenybėse. Kitose Lietuvos studentų lygos rungtynėse Vilniaus universiteto krepšininkai 90-75 turėjo pripažinti Vytauto Didžiojo universiteto pranašumą. Nugalėtojams Rolandas Jakštas pelnė 14 taškų. Praėjusių metų lygos vicečempionai Kauno technologijos universiteto krepšininkai savo žiūrovų akivaizdoje 98-72 šventė pergalę prieš Aleksandro Stulginskio universitetą, kuris anksčiau vadinosi Lietuvos žemės ūkio universitetu. KTU ekipą į pergalę vedė Gediminas Orelikas, surinkęs 21 tašką. Klaipėdos universiteto komanda 79-59 palaužė Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų pasipriešinimą. Prie Klaipėdos universiteto ekipos pergalės daugiausiai prisidėjo Mindaugas Norviša, pelnė 16 taškų, 12 taškų įmetė Julius Kazakauskas. Spalio 17 dieną dvikovas pradės ir dailiosios lyties atstovės. Dėl apdovanojimų kovos 6 ekipos. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.